Plungėje prasidėjo tradicinis tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. 7. kartą surengtoje rimtosios muzikos šventėje skamba klasikinės muzikos kūriniai atliekami garsių orkestrų ir atlikėjų. Kunigaikščio Mykolo Oginskio sukurtų garsiuoju polonezu prasideda kiekvienas festivalis. Klasikinės muzikos šventė Plungės Oginskio rūmuose šiemet surengta 7. kartą. Ji dedikuota Plungiškio buvusio Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidento Bronislovo Lubio atminimui. Daktaras Bronislovas Lubys savo mintimis ir darbais visada buvo su Plungė. Čia dažnai lankėsi, daug dėmesio skyrė ekonominiams reikalams. Padėjo mokykloms stiprinti mokymo bazę, padėjo neįgaliems vaikams, rūpinosi istorinio, kultūrinio, bažnytinio palikimo bei atminties puoselėjimu. Man malonu šiandien šį vakarą padėkoti, pasakyti jums didelį ačiū, kad atminimas yra gyvas, jeigu prisimena ir ateina į festivalį tiek daug žmonių. Šis festivalis gyvuoja, jis patinka žmonėms, vadinasi, Bronislovas visada bus mūsų tarpe. Rimtoji muzika Oginskio dvare skambės beveik kiekvieną savaitgalį iki rugsėjo pabaigos. Garsius klasikinius kūrinius atliks Lietuvos nacionalinis simfoninis ir kamerinis orkestrai, Žemaitijos muzikos ir meno mokyklų jungtinis styginių orkestras, taip pat Klaipėdos kamerinis orkestras. Į koncertą pakvies Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras.